Jeigu tai, ką apie tave galvoja kiti, tau vis dar yra svarbiau negu tai, ką tu iš tikrųjų nori daryti, ateik arčiau. Šitas video yra tau. Prieš savaitę Kaune buvau susitikęs su savo žiauriai geru bičiuliu Martynu. Ne tuo Martynu, apie kurį jums pasakojau va štai šitame video, bet su kitu savo geru bičiuliu Martynu. Beje, Marčiau, tau linkėjimai. Ir su juo mes turėjom žiauriai įdomią iš tikrųjų diskusiją. Diskusija apie tai, kaip stipriai kitų žmonių nuomonė mus įtakoja dėl to, ką mes darome, dėl to, ką mes norime daryti. Ir dėl to, ko mes niekada nedrįstame daryti ir ko mes niekada nepadarome. Ir žinot, Marčius man sako, blemba, Maziliauskai, sako, tau lengva. Sako, į tave pasižiūrė, kaip tu darai turinį. Beje, jis irgi visai neseniai pradėjo gaminti turinį, video turinį, socialinį mediją. Jis man sako, blemba, sako, tau yra lengva gaminti turinį. Sako, tavęs klausaisi, atrodo, sako, tu nesikompleksuoji, atrodo, sako, tau visai negėda, atrodo, sako, tu jautiesi patogiai tame, ką tu darai. Ir sako, žinai, kartais kitų pasiklausai, nu žmonės taip daro, sunkiai, sako, tau gaunasi. Sako, kaip tau nerūpi, sako, aš suprantu, kad tau visai neįdomu, ką kiti apie tave galvoja. Bet sako, kaip tą pasiekti, kaip tą padaryti. Ir aš jam sakau, žinai, Martynai, mano gyvenimas, jisai kaip amerikietiški kalneliai, arba kaip gyvenimas kalnuose. Jis eina arba į viršų, arba žemyn. Ir turbūt kas yra stabilumas, aš daug papasakot negalėčiau. Bet už tą aš jums galiu papasakoti. Kaip atsitiesti, kaip pradėti daryti tai, ką tu nori. Kaip vėl savyje pajausti jėgos, stiprybės, pajudėti iš nulinio taško. Kaip įveikti baimę minčių apie tai, ką apie tave pagalvos ir ką tau pasakys kiti. Ir aišku, viskas būtų daug paprasčiau, jeigu kitų žmonių nuomonė mūsų neįtakotų, bet mes gyvename sociume, mes gyvename bendruomenėse, mes gyvename tarp artimųjų, draugų, tarp pažįstamų. Mes išeiname į gatvę, išeiname į parduotuvę. Ir labai dažnai mums atrodo, esminis žodis čia yra atrodo. Ir labai dažnai mums atrodo, kad žmonės mus teisia, kad žmonės turi kažkokią negatyvę nuomonę, negatyvės pastabas apie mus. Ir iš tikrųjų yra daug žmonių, kurie visada turi ką blogo ir neigiamą pasakyti apie tai, ką mes darom. Kurie vien dėl to, kad patys yra menki, silpni ir nieko negalintis padaryti, temps jūs žemyn. Tai žinot, aš savo gyvenime esu patyręs ne vieną kritimą žemyn. Bankrotai, nesėkmės. Tačiau mano gyvenimas man parodė, kad kritimas žemyn kartais yra ne tik pabaiga, bet ir pradžia kažko naujo. Viskas priklauso nuo mūsų, mes sugebėsim atsitiesti ir nesugebėsim atsitiesti. Ir iš tikrųjų, kiekvieną kartą lipdamas iš savo pačio, žinoma, už viską esu atsakingas aš pats. Ir kiekvieną kartą lipdamas iš savo pačio pridaryto šūdo, aš susiduriu su dviem situacijom. Pirma situacija būna, kai tas lipimas iš šūdo tik prasideda. Ne, dažniausiai tu pradedi nuo nulio, nuo minuso, nuo žiauriai beviltiškos situacijos. Ir žinot, daug kartų teko susidurti, kai kurie pažįstami, aplink esantys žmonės, šaiposi juokė, sako, žiūrėk, jisai daro kažkokias nesąmonės. Kas jam iš to gausis? Na, aš manau, tai yra normalu. Visada atsiras tokių žmonių. Tačiau labai dažnai susiduriu ir su visai kitokia situacija. Kuomet jau iš savo pridaryto šūdo man pavyksta išlipti, žmonės man dažnai sako, žinai, sako, bet tau gerai. Sako, va tau pasisekė. Tu sugebi kažką padaryti. Tu sugebi pajudėti. Va, tau gerai. Tu išdrįsai tą padaryti.
Aš visada žinojau, kad tau pasiseks. Ir tokiem žmonėm aš galiu pasakyti tik vieną dalyką. Ir aš atsakau visada taip pat. Tu dabar matai mane sėkmiai. Tu nematei mane aplipusi šūdu iki pat pažastų. Tu nematei manęs verkiančio už kampo ir galvojančio, kad aš esu visiška šūdų krūva. Tu nematei mano nuplyšusių nagų. Tu nematei mano kančios. Ir aišku, vieną dalyką mes turim suprasti. Šiame pasaulyje mūsų sėkmė ir mūsų laimė yra niekam nereikalinga. Niekam išskyrus mus pačius. Ir mes patys priimam sprendimą, ką mes darysim su tuo, ką mes norim. Kaip sakydavo mano senelis, visi šiame gyvenime mes esam paukščiai. Ir tu turi tik tais 2 variantus. Arba būti kaip sakalas, kuris nuolat sklando po netrastus tolius. Arba būti kaip gaidys, kuris yra drąsus tik tai savo kieme ir tarp savo vištų. Todėl, žinot, kalbėdamas su savo bičiuliu Martynu, aš jam atsakiau, žinai, man rūpi nuomonė tik tais tų žmonių, kurie yra mano draugai, tai yra, kurie patinka man arba kuriem patinku aš. Ir tų žmonių, kurie yra mano klientai, tai yra tik tais tie, kurie man už mano darbą moka pinigus. O visų kitų žmonių nuomonė man nerūpi. Nes jeigu tu nesi man svarbus, jeigu tu neįtakoji mano gyvenimo, kas man iš tavo fucking nuomonės? Tu nesi tas žmogus, į kurį aš lygiuosios. Man tavo nuomonė nieko nereikš. Ir aš manau, mes labai dažnai savo gyvenime pasirenkam klaidingai kreipti dėmesį į kitų žmonių nuostatas, į kitų žmonių kompleksus, į kitų žmonių ribojimus, kurie įtakoja mūsų pasirinkimus. Ir tie žmonės, kurie dažniausiai yra negatyvūs, yra neverti mūsų dėmesio, yra neverti mūsų pastangų jiems įtikti ir yra neverti, kad mes gyventumėm pagal jų principus. Gyvenimas pilnas neištirtų ir nematytų tolių. Ir norėdami kažką pakeisti, norėdami kažką pasiekti, mes dažnai turime išskleisti sparnus ir pakilti iš savo vištidės ir iš savo fucking kiemo. Ir mes turime nebijoti būti nedrąsus ir neužtikrinti, ir mes turime nebijoti apsikvailinti. Žinot, aš jau geriau apsikvailinsiu kelis kartus, kad paskui galėčiau vaikščioti aukštai iškeltą galvą, negu pastoviai būsiu užtikrintas tarp 4 sienų, negu pastoviai būsiu užtikrintas tik tais ten, kur yra maža erdvė mano įsivaizduojamo saugumo. Nebijokit ir būkit sakalais. Ačiū Jums už dėmesį ir susitiksim greitai.